Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą One Customs. Šiandien bus biški kitoks video, Dariaus nėra, šeštadienis ir grįžtame gal prie mūsų harliuko. Tai šiandien bus darbas toks, kad pabandysim šiame video jį užkurti vėl. Dar nematėt turbūt kurto, nematėt. Tai va, tai pamatysit pirmą kartą užkurtą. Biški apdulkėjęs gražuolis. Bet nieko, nusiplaus, bus gražu. Nupirkau rankenas naujas. Avon, kaip visi mėgsta. Labai patogios, bent jau man. Nupirktas vairas. Priekinis feiringas. Dažysis irgi tą pačią spalvą, tai dar nekreipkite dėmesio, kad juodas. Viskas, žodžiu, susirinks ir bus ledas. O kaip ir sakiau, šiandien darbai yra uždėti baką, užkurti, nusidažyti galinį sparną, nusidažyti priekinį sparną ir šonę čia plasmasiukai, kur eina tokie trikampiai. Tai kai nusidažysiu šitą detalės, mocas kaip ir bus pilnai nudažytas ir galima bus testuoti. Aišku, pirmai surinkti iki galo. Kurį laiką prie harliuko nedirbom, nes yra įvairiausių projektų be jo, o šitas mocas realiai, kaip sakoma, antros būtinybės dalykas yra. Tai šitas biškį atstojo į šoną, bet dabar griebsim pjauti už ragų ir greit lėksim, tikrai greit lėksim. Tai va, pamatysit video važiuojančio. Matot, pasiruošęs baką, pasidėjęs, dvi dėžes, ant jų klijuosim lipdukus, todėl pradedu nuo jų. Dabar nusidažysim juodą spalvą, visą baką, juodą bazę, tada užklijuosim lipduką ir tada jį nulupę dažysim spalvą. Tai viską parodysiu, kaip darysim viską ir žiūrėkit mus toliau. Dėžės ir bakas. Toliau eis šoniniai plastikai, priekinis sparnas, žodžiu, viskas eigoje. Dažėm baką ir dėžės juodą bazę, dabar imsim lipduką. Trafaretinis lipdukas bus, nelakuosim ant viršaus, dėsim čia. Tada užpūsim viską nauja spalva bako ir paskui su pieštuku vadinamu užpūsim visus kraštelius juodai, kad tas lipdukas nebūtų toks aštrus, o bus jis toks išplaukęs. Tai bandom klijuoti ir eisim dažyti. Kadangi bakas lenktas, gavosi šitie, sakoma, negražumai, nes bakas gaubtas yra. Tai čia nieko tokio, viskas išsidažys, o tada nusilups ir net nesimatys šitų dalykų. Bakas nudažytas, matėte turbūt rilsus kelis. Galiu parodyti iš arčiau, kaip atrodo. Kam patiks, kam nepatiks, nežinau. Šiaip spalva man asmeniškai liuks. Nežinau kaip jums, parašykit komentaruose būtinai. Ir beje, kaip matėte video pradžioj, dažėm baką. Norėjau padaryti ženkliuką tokį iš
kaip čia pasakyti, neaštrų, bet tokį smooth, švelnų tokį, apdažyti aplinkui dažais iš to specialaus pieštuko. Bet nepavyko, kadangi, prisipažinsiu, trūksta praktikos šitame dalyke, tai bandysim pasimokinti ir gal sekančiam modsui jau kažkas išeis. Šiandien sekmadienis, vakar nedaug ką ir padariau, nes buvo biškai kitų reikalų, nu tai nepykit, video tenai labai daug nesimatys darbo, bet esmė tokia, kad susirinkau baką, susirinkau priekinę konsolę, viskas sudėta, gražu, rankenos, veidrodėliai, bakas nudažytas, kaip matot, dėžė uždėta primatavimui. Priekinis fairingas nuimtas, nes dabar ruošiuosi dažyti ir pačio priekinio sparno dar nedažysim kol kas, nes originalaus nedėsim, dėsim tą mažesnį, nežinau, jeigu turbūt Harleys domitės, tai žinot. Tai bus biškai gražiau, bent jau man asmeniškai, o šiandien darbai tokie, kad reikia nudažyti priekinį fairingą, galinį sparną, tada 2 šoninius plastikus ir dar kažką. Einu pažiūrėti į kamerą, ką ten pasidėjęs. Vakar buvau. Dėžių viršus dar, dėžių dangčiai viršutiniai ir tada bus viską galima surinkti. Dar užsakiau naujai filtrą, nes šitas labai pavargęs, tai reikės perdaryti iš šito, padaryti naują ir jisai daugmaž turėtų stovėti taip va, šitas stovi va taip va. Tai biškai bus pjaustymo, tai realiai jisai bus daug trumpesnis ir visai turėtų gerai žiūrėtis, aš taip manau. Aš čia biškai va taip kažkaip. Šiaip jeigu kas nors turi Screaming Eagle tokius filtrus, tai be jokių problemų galite pasidaryti, jeigu sugadintus turit, nes kaip žinote, jie kainuoja apie 600 eurų. O tik elementas kainuoja apie 400, tai neapsimoka realiai pirkti, kai gali nusipirkti paprastą kūginį filtrą, aišku geresnės firmos, ir tiesiog pasidaryti ant šito. O darbas nėra labai sunkus, tai galėsiu parodyti, jeigu kam bus įdomu, kaip darosi. Tai va, tai mes judam prie darbų, negaištam sekmadienio laiko. Viskas paruošta dažymui, dabar liko nusivalyti. Kai nusivalysiu, eisim pūs spalvą. Dutė, fairingas, dutė. Pirmas sluoksnis uždėtas. Nu, ne vienas sluoksnis, aišku, bet spalvą jau turim. Taigi bazė pabaigta dažyti, dabar eisim lakuosim ir džiovinam. Paliekam, nežinau, kokiom 3-4 valandom įjungtų pečiukų ir tada galima bus dėti, bet kadangi šiandien sekmadienis, tai biškį užkaitinu, kad lakas gražiai išsilietų ir palieku iki rytojaus, tegul gražiai saudžiūna, o paskui ateisim pirmadienį, pratęsim darbus ir matysit, kaip kas susirenka. Lakas paruoštas, dar kartą nusivalom detalės su vaškinė.
Šiaip labai geras dalykas, nepalieka šiukšlių, nors patys suprantat, kad net ir geriausiuose kamerose irgi būna šiukšlyčių, bet paskui viskas susitvarko. Šiandien darbai kaip ir baigti, blizga, gražu. Labai minimaliai šiukšlyčių, tai paprasčiausiai išsipoliruos viskas, kai surinksim. Ir, nežinau, nedariau jokių tenai kažkokių juostelių, išdažymų ar kažko panašaus, nes norisi, kad būtų kuo paprasčiau, kuo geriau. Bus juoda su pilku ir galutinį vaizdą pamatysit jau netrukus. Harlis kaip jau ir pabaiga, dabar turiu pasibaigti priekinį sparniuką, nes ką tik jį gavau. Biškai buvo defektas šitoje vietoje, bet viskas sutvarkyta. Originalaus nedėsim, kaip ir sakiau, šitas gražesnis. Ir Harlio dabar nerodysiu, dabar jisai jau yra aprinktas, galima sakyti surinktas. Darysim normalų test drive'ą ir jums parodysim rolling shotus. Bus gražiau, bus įdomiau ir bus kažkoks toks, kaip čia pasakyti, netikėtumo faktorius irgi, kad parodyti iš karto visą jau padarytą. Tai bus, manau, kad fainio pažiūrėti video pabaigą. Taip kad einu dažau šitą reikalą, pabaigu dažyti, uždedu ir važiuojam į gatvę. Tai ką, kaip matėt, išvažiavom į laukus, kur vėjas plaukus kedena, kur musės daužo į smakrą, bet viskas gerai. Taigi Harlis pabaigtas, kaip matot, stovi šalia. Man asmeniškai meno kūrinys, jums gal nežinau. O Lukas dabar kaip tik pafilmavo pravažiavimus šitam kely, pirmyn atgal. Šiaip vaizdai bus va. Taip kad pažiūrėkit, neišjungit ir nepamirškit pasiekti Luko, Lumis Films, Instagrame, pridėsiu būtinai aprašymą apačioje. Ir Lukai, parodyk, ką mes turim. Ir kaip matėt, Lukas jums parodė visą mocą nuo priekio iki galo. Taip kad dar plus pridėsiu stendo nuotrauką. Čia va, arba čia va, arba čia. Nežinau kur, iš kur. Pridėsiu stendo nuotrauką su krėvėm. Pamatysit, kiek arklių atsuko šitas motoriukas. Ir nepamirškit mūsų pafollowinti, pasubscribinti, laikinti, viską darykit, kas tik išeina, todėl kad ateina nauji projektai su Luku ir pamatysit tikrai gerų vaizdų. Taip kad laukit ir iki.